Ne, iš tiesų problemos niekada nebuvo ir manau, kad kaip kad prieš laidą kalbėjome, prieš pokalbius kalbėjome, iš tiesų priklauso viskas nuo požiūrio. Ir šeima, darbas, šeima irgi priklauso nuo požiūrio. Galima iš tiesų toje pačioje šeimoje dirbti labai daug darbų ir iš tiesų yra daug šeimų, kurios suderina puikiausiai, kurios lipdo, klijuoja, teatrus daro, dainas dainuoja, iš to pragyvena ir tokių tikrai yra. Viena bėda yra, kad didžioji dauguma tokių yra šešėlyje. Ir pinigai atitinkamai jų uždirbti irgi yra šešėlyje. Nes lankstus grafikas faktiškai pagal mūsų galimybės visas mūsų valstybėje yra įmanomas, realiai išgyvenantis, tik šešėlyje. Verslas įrodė, nebus rojus. Lankstaus grafiko nebus, kol bus tokios sąlygos. Taip kad atsakomybė iš tiesų tenka ne tik tai darbdaviui ir darbuotojui, bet ir valstybei, kuri iš tikrųjų turėtų imtis visų įmanomų priemonių. Čia dabar tai tradiciškai jau labai atsiprašau, bet truputėlį politikos. O jeigu asmeniškai, tai iš ties prisirašiau visą šūsnį labai šaunų minčių ir man darbas ir šeima tai yra du mano vaidmenys, kurie iš tiesų labai šauniai dera, kuriuose aš labai gerai save realizuoju. Faktas, kad bet kokiu atveju prioritetai dėliojasi skirtingai. Ir aš, tarkim, nepadariau tam tikrų laikų labai didelės karjeros dėl to, kad natūraliai gimdžiau ir turėjau daug tų vaikų ir po šiai dienai turiu, ko labai džiaugiuosi. Bet iš tiesų ateina laikas viskam ir, tarkim, tuo laiku, kai aš buvau motinystės atostogose, aš visada užsibrėždavau savo kažkokią minimalią užduotį, tarkim, išsilaikyti teisės arba pasibaigti universitetą arba dar ką nors tokio panašaus padaryti. Ir jeigu turėčiau 12 vaikų, tai būčiau ir daktarinę būčiau apsigynusi, bet dėja kol kas sąlygos neleidžia. Tai va, nes reikia kažkaip tos, kuriuos turiu išauginti. Iš ties viskas yra įmanoma, sakau, priklauso nuo požiūrio. Ir tas požiūris yra 3 gražiais sluoksniais, kaip kad kolega minėjo. Tai yra tiek asmeninėme, tiek darbdavio, tiek mūsų valstybės. Ir darna yra ne tik tai tarp žmoguje, viduje darna tarp darbo ir šeimos įsipareigojimų, bet darna turi būti ir visose tose 3 sluoksniuose, kiek įmanoma, aš suprantu, kad ne rojuje gyvena. Ir iš ties turbūt sudėtingiausia yra atrasti pusiausvyrą. Pusiausvyra yra labai tokia santykinė, jos ieško visa Europos Sąjunga, daugelis bylų, dokumentų prirašyta iš tiesų, kaip tai daryti ir kaip derinti. Kita vertus, labai daug filosofų ir psichologų mums pabando eiti teisinguoju keliu, nes iš ties teisingą kelią atrandam kiekvienas savo asmeniškai ir kol neatrandam to teisingo kelio, tol ir blaškom, mes niekaip nežinom, ar čia darbas, ar čia šeima, ar čia dabar darbas, ar šeima ir kaip visą tai padaryti. Ir iš ties pusiausvyrą atrasti tiek tarp tų 3 sluoksnių, tik asmeniui pačiam, galima tik tai tuomet, kada žmogus iš tiesų gali rinktis. Tada, kada yra galimybė rinktis tarp užmokesčio dydžio, tarp galimybės dirbti daugiau arba mažiau, tarp galimybės nupirkti batus parduotuvėje arba humanoje, tarp galimybės būti drauge šeimoje kokybiškai, galų gale, bet kokiu atveju tai irgi yra kaina, nes neuždirbdamas lėšų tu šeimoje negalėsi būti kokybiškai tavo vaikai, nes jaus kokybiškai tiek mokyklai, tiek darželiai, tiek visoje aplinkoje. Dėl to, būtent tai darnai užtikrinti, iš ties yra labai svarbu, kad būtų galimybės rinktis, o jų nėra. Bet Robertas surado galimybę rinktis, taip? Prieš 10 metų sakė čia, o dabar čia. Klausau ir džiaugiuosi, kad iš ties vienas talentas. Gal ir sujungsim? Panašu. Ir dar paklausus žiūrovų, klausytojų rastumėm dar daugiau minčių. Nevalingai prisiminiau savo istoriją. Santuokoje 16 metų. Tik 3 vaikų tėtis esu. Supratau, kad 4, kur mes kalbėjom šeimoje, panašu nežinau. Jauniausiai dukrai 2. Ir prisiminus istoriją, kai mes sukūrėm šeimą ir laukiamas kūdikio, ir gimė jis senius, tai mūsų santuokos pradžioje. Mes sutarėme, kad mums šeimoje vertybė yra auginti vaikus ir prioritetai buvo sekantis. Pirmieji 3 metai mama su vaiku, tėtis eina dirbti. Fiziškai, nes mes neturėjom nei buto, nei
pajamų, nuomotą bute, keli daikteliai. Tėtis dirbo daugiau kaip 10 valandų. Per 3 darbus būdavo tokių darbų, kad įdomu būdavo. Pirmoji dukra, kaip be būtų gaila, užaugo be manęs, tuos pirmosius gerus 10 metų, bet nemačiau. Sąlygos buvo visas. Po 10 metų tapau milijonieriu kažkaip. Netyčia. Netyčia. Pats nustebėjau, aš nepastebėjau to periodo, verslininkai pažino, kad esu turtingas žmogus, kad galiu čia kažkaip. Ne? Ir labai sėkmingai toliau vystėmės kompanijos darbdavys. Ir kai prasidėjo krizė, aš priėmiau labai keistą sprendimą daugumai žmonių. Aš pasitraukiau iš visų direktoričių, nes buvo viena kompanija. Ir nuėjau į konsultavimo verslą, konsultuoti savo kompanijas ir kitas, nes 2 momentai atsitiko. Pirmasis, kaip sakėt, kolega puikiai, aš pats savo priešas. Aš šitą darbą bėgiau nuo šeimos, nuo santykių. Tai gera dalyka. Darbdaviai tai žino. Ir ne tik darbdaviai, daugumai iš mūsų. Nuo santykių su žmona, nuo santykių su vaikais yra labai patogu pasislėpti po to skraistę daug metų. Atradau šeimą, atradau laiko, žymiai daugiau. Atradau laiko savo, mokytis, toliau gilintis, yra ką veikti tam pasaulyje, smagu. Ir ačiū jūsų pakvietimui, paskutinės dienas, būdamas šeimoje, uždavinėjau savo vieną klausimą, o kaip aš leidžiu laiką su šeima? Apie ką aš galvoju, ką aš darau? Vieną dieną man patiko, 2 dienas turėjau stebėjimą, 2 iš jų man patiko, nes aš domėjaus, man fokusas buvo tame. Ne aš savo rūpėjau ir mano klausimai, kas vyksta su dukra vyresnė, su sūnum, su žmona, buvo gražus santykis. Vakaras yra pagalvo, kada mano kojų daiktas, kuris turi išėjimą internetą. Ir čia sūnus prie kompiuterio, čia grįžo dukros, mažoji laksto pati savimi šilinėja, smagus, savarankiškas mano žmogukas. Ir vėl man tik užduodam tą klausimą, būti šeimoje mes būname, ar visada mes būname su šeima. Ar mums rūpi, kas yra mano partneriai, kas jam yra aktualu. Ir vėlgi, aš šiandien 2 kartus paskambinau žmonai. Klausimas, vakar man pasirodė, kad tu susirūpinus. Išties pasakė, ačiū. Matyt, kad noriu kokios tai dienos. Tas tai buvo, wow, tai tiesa vakarė negrįšiu. Pasako, aš tau staigmeną padariau, aš tau šonkų, salotų padariau. Sako, matai kaip rūpinas, gal aš šitam. Tai yra nuostabu. Aš turiu šeimoje partiją. Ir mano akcentas būtų, kad mes patys atsakingi kurdami šeimą visų pirma už šeimos institutą. Tai yra mano atsakomybė už tą pradžią pradėti gyvybę. Ir dar anksčiau yra atsakomybė būti šeimą. Tai yra būti vyru, būti tėčiu, būti partneriu. Aš dėkingas savo žmonai, aš turiu partnerį. Kokie dabar yra laikai? Išties dabar neuždirbo pradirbo milijonus. Praktiškai investicijos kiekvienais metais milžiniškais kiekiais. Su bankais neturėjau jokių santykių per visą savo istoriją. Taip, dabar bankai yra mano draugai. Deja, jie finansuoja, bet kaip jūs puikiai paminėjot, jie stebi su padidinamu lūpa ir prieš ją važiuojant, paskutinis pokalbis buvo su banko atstovu, norėtų susitikti. Tai yra klausimų. Spręsime. Tai mano žinia būtų sekanti. Valstybės parama buvo vienas stipriausių mūsų šeimų taip pat. Tai yra išmokos, kurios buvo didelės. Tokių išmokų nepamenu. 3 metais mes jų nebeturim. Išties sprendėme, ką darome su darbu žmonos, nes mūsų pajamos yra sumažėjusios ženkliai. Tai vėlgi priėmiau sprendimą paprastą. Iš konsultacinio verslo užsidirbinėjau kaip eilinis darbuotojas, parduodu savo žinias, savo protą, o kompanijos kol kas tik tai valgo, jūs uždirbinėjau. Ir ką su darbuotojais darysime, artimiausiu metu vėl laukia sesija darbinė. Klausimas, ką darom? Jau tą visą lyg ir išgyvenom, rezultatai kol kas negalėjo, nes reikia užsidirbti. Valstybė padeda verslui, norėčiau pripažinti, mes gavome valstybės garantijas, mes gavome rėmimą eksportui, tai yra šalia parama. Už tai sakyti, kad valstybė nieko nedaro, būtų neteisinga, jį daro.
Ir girdi, ir klauso, ir bankai padeda, kai kalbi jų kalba arba kalbėje. Bet grįžtant prie šeimos ir galima sudaryti, tikrai. Ir būt galima mažai, kokie jūs pozityvus jaunimas, pažiūrėkit, ir tokių vyrų yra, yra jums pavyzdys fantastiškas, įsivaizduot, ir vaikų daug turi, ne po vieną. Čia yra pats smagiausia, taip, net 3, dėl to, kad tai yra iš tikrųjų. Ir aš, Rita, juk tu irgi praėjai tą patį kelią, būtum prieš 10 metų ten sėdėjus. Nu, tu irgi tik 3 vaikus turi, ar ne? Vis tik 3, tai tiek mažai visi turim, ar ne? Rita, o tavo požiūris? Tu pakankamai sąmoningėjai? Man sunku pasakyti, prieš 10 metų man dar tikrai labai rūpėjo daryti tai, kas man labai įdomu, bet vis tik tai aš gimdžiau vaikus. Tai ta prasme, motinystės jausmas buvo stiprus ir va, tas kokybiškas buvimas su vaikais man irgi labai rūpėjo, nes labai daug vis tiek ir savaitgalius, ir vakarus. Ir netgi tą patį važiavimą, kiekvieną minutę stengiais išnaudoti vaikam. Dėl to, kad ar tu važiuoji, ar tu keliauji, ar tu vaikai būrelį veži. Tai ten tokios diskusijos vykdavo, kiek mes visko dalindavomės. Tai prasme, galbūt trumpiau, bet tai nereiškia, kad tai nėra efektyvu. Ir kai vienoje laidoje mano sūnus paklausė, sako, ar tu norėtum, kad visą laiką mama būtų namuose, o neduok Dieve, sako. Tai, žinot, sako, aš žinau, kas atsitinka, kaip tada tėvai persekioja vaikus. Ta prasme, jeigu tas kokybiškas buvimas yra gerai, tai, bet mes ir nelabai mokam su tais vaikais išbūti ilgai ir kokybiškai. Mums patiems reikia savim irgi užsiimti ir tobulėti, ir dirbti, ir prasmingai leisti savo gyvenimą. Tai man labai patiko, kad mes turim tikrai paskirstyti ir suderinti ir nesupriešinti. Vien mano absoliučiai būti aš negalėčiau. Man to kaip ir per mažai, man tada reikėtų tikrai ar visuomenės veiklos ar dar kažko. Gal dirbti su amžiumi norisi vis mažiau pripažinti. Bet dėl to, kad atrandi gyvenime daug įdomių dalykų, įdomių žmonių, įdomių kelionių, veiklų ir taip toliau. Bet visur aš, pavyzdžiui, stengiuosi įtraukti vaikus. Vaikai yra mano komanda, tai ką aš bedaryčiau. Tiek namų buityje, tiek kažkokiose kelionėse, netgi visuomeniniuose renginiuose, ar dar kažkur, aš noriu juos paruošti gyvenimui. Tai nesėdžiu, aš juos stengiuosi visur. Ir kartais jie paburba, bet po to ir padėkoja. Ir tik tai po kurio laiko kartais ateina ta mintis, kad, sako, privertybė, tai dabar aš jau suprantu, kas tai yra, ir dabar suprantu jau kokią naudą grįžtam. Tai aš galvoju, kad kuo mes mokyklą, pavyzdžiui, gyvenimui neruošia. Moko tik teorinius dalykus, kurie yra išvis beprasmiai, atsiprašau, mano supratimu kaip mamos. Mes nemokom nei finansų valdyti savo asmenį, nei taupyti, nei šeimai pasiruošti. Daug ko mes nemokom. Šeimoje irgi ne visi mokasi padaryti. Tai man valstybiniu masteliu ko norėtųsi. Tai keisti ir mokyklų programas, kad ruošti žmonės gyvenime ne tik šeimoje, bet ir valstybiniu masteliu padėti. Dabar, kai yra teorija, o vis tik tai žmonės ruošia gyvenimui ir veiklai. Mokykloje, universitete ir visur turėtų eiti lygiagrečiai gyvenimišką liniją ir mokslinę liniją, galbūt kartu, dabar į mokslo linijas turi. Aš išgirdau iš 3, žiūrėkit, komandas formuota, šeima kaip komanda, tiesiog pati graži savokų virtinė, sąmoningumo centras, Nerija. Ir jūs man telefonu sakėt, viskas nuo žmogaus sąmoningumo priklauso. Jūs kitus ugdote sąmoningais. Sąmoningumo centras, kaip įkūriau irgi aš sąmoningumo centrą